Meilės ryžosi tokiam žingsniui. Tai yra mūsų, kuris esi danguje, esi šventas tavo vardas. Meilė kaip jūra, gaivus dvasios vėjas, grąžinantis jėgas, tu džiaugsmo šaltinį. Padarykim pertraukėlę 5 minučių. Ai, tu vakinsi, tada ir aš ateinu pas tave atsisėdu. O. Viešpatie brangus, o su manim drauge žemė ir dangus. Halleluja! Jėzus gyvas. Dvasia šventoji, nuženk ir tekėk. Dvasia šventoji, nuženk ir tekėk. Lurdas, vienu žodžiu, aukščiausio kalno, jūs matote pastatytas priekulėje, kokie tik tai yra aukščiausias kalnas. Tai yra, matote, Evangelijos liuteronų bažnyčia, čia yra dar apžvalgos mini bokštelis padarytas, galima užlipti. Ir čia mes renkamės gegužinės giedoti, bet kadangi šiandien bjaurus oras, tai neėjome, jau pasilikome bažnyčiai. Tas Lurdas yra viskas iš žmonių saukotų akmenų ir rankomis suneštų, jokios technikos nenaudota yra. Viskas iš įvairių pasaulio kraštų suvežti akmenys, daugumoje tai aišku lietuviški yra. Pavyzdžiui, čia patrankos sviedinys įdėtas yra, prezidentas yra akmenį atvežęs ir Seimo nariai kiti atvežė vienu žodžiu. Nu, čia yra iš tokios koplyčios senos, čia Žemaičių kalvarijos yra grindų išplėštas akmuo. Tai yra intencijos, bendruomenės nešė, žmonės nešė, šeimos ir buvo pavadinta šeimų metai šeimų Lurdų vienu žodžiu. Viskas sunešta rankomis, su karučiais suvežta ir sumūryta taip pat rankomis be jokios technikos čia yra. Tai čia to Lurdų išskirtinumas, kad čia kaip plotai tokie yra. Vienu žodžiu, nes kiekviena šeima atvežė akmenį, ties ir padovanoju. Ir dar tą kelią nusigrindėme, dar likus šiek tiek tų akmenų. Ir atrasim tą keštelį sustoti ir bus autobusai užvykti ir mes bus.
Gerai, tada. Kiek dar truks? Labirintas yra. Labirintas yra. Labirintas. Labirintas augalų, tai reikia augalus spėlioti. Prie kuliškės? Nu, čia jau ne prie kuliškės yra. Gal koks priekulės vaikis? Būtų džiaugčiaus, kad... Nu, aš jums esu uždėjęs. Kur čia dėti, jie tik kur nors. Telpa ten jau ir dedam. A galiu čia perėti tada ankti? Kunigė. Tada biškai laisviau, tada jeigu... Tada taip jo. Dar kas nors pala. Gal dar kas nors važiuoti. Mes su Viliai esam, negaliu važiuoti. Amen, amen. Nu tai ką, amen. Amen, važiuojam. Reikia pasakyti Susimatysim, jeigu Dievas panorės 28.